Geoportal LT – platforma, kurioje kiekvienam piliečiui pasiekiami valstybės erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos, erdvinių duomenų paieškos, peržiūros ir atsisiuntimo. Geoportal LT yra smėlio dėžė arba gražiau eksperimentinis poligonas, kuriame išbandomi įvairūs sprendimai ir technologijos, kuriamos interaktyvios paslaugos. Kai sprendimai pasiteisina ir yra naudojami, jie plėtojami integruojant vis daugiau funkcijų. Taip gimsta interaktyvios elektroninės paslaugos, erdvinių duomenų kūrimo, sutikimų išdavimo, valstybinės žemės apskaitos. Vienos paskirties funkcijos ir paslaugos kartais apjungiamos. Taip atsiranda naujos informacinės sistemos užuomazga, kuri geoportale auginama tarsi inkubatoriuje. Nuo 2015 metų veikusi topografinės ir inžinerinės informacijos paslauga įsirutuliojo į atskirų projektų sukurtą TIS sistemą. Žemės apskaitos ir susijusių paslaugų grupė įsirutuliojo į Žemės informacinę sistemą. Paslaugos teikiamos greitai ir efektyviai. Domina valstybinė žemė? Tyrinėkite ŽIS žemėlapius. Norite gauti sutikimą nutiesti elektros kabelį, pastatyti lieptą? Pateikite prašymą per ŽIS sistemą. Valstybinėse informacinėse sistemose atsirado galimybė greitai ir patogiai kelti erdvinius duomenis, o taip pat ne tiek valstybės, bet ir verslo informacinėse sistemose atsirado galimybė nebesirūpinti valstybinių duomenų pasiekiamumu, o tiesiog įsikelti arba susijęti savo elektroninius sprendimus su geoportalo elektroninėmis paslaugomis ir turėti erdvinį turinį iš karto ir vietoj. Erdviniai duomenys ir jais pagrįstos paslaugos vis daugiau naudojami ir kitose valstybės veiklos srityse, ypač krašto apsaugos, sveikatos apsaugos ir švietimo. Bus ir naujų sistemų, kurios sklandžiai įsijungs ir praturtins Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą. Geoportal LT – vartai į didelę ir sudėtingą sistemą, kuri yra labai naudinga valstybei, savivaldai ir kiekvienam piliečiui. Nuo greito darbui reikalingų kokybiškų duomenų gavimo internetu iki tyrinėtojo smalsumo ir naujų žinių. Visur kuriama erdvinių duomenų pridėtinė vertė.